Labutis. Labas, labas. Dar kartelį, ką tik matėmės. Aš geriu kavą ir tiesiog noriu rasti laiko, dažniau rasti laiko tiesiog tai prisėsti be jokių kažkokių didelių intencijų ir rašyti žinutes, kurios labai laisvai ateina. Laikas pradėti mokytis. Laikas tapti mokiniu. Laikas pradėti nuo pradžių. Ir prikelkit savo idėjas gyvenimui, ar tai realizuokit savo idėjas. Bring your ideas to life. Akivaizdu, kad tai yra paskatinimas, žinutė įgyvendinti kažkokias idėjas. Jūs turit kažkokią idėją, kuri turi būti įgyvendinta. Kas tai per idėja? Apie kokią idėją mes kalbame? Apie kokią idėją mes kalbame? Aštuoni kalavijai ir popiežius. Kai kurie iš jūsų galbūt nedrįstat tapti tikrais mokytojais, todėl kad popiežius yra vyriška, tai yra dvasinga korta, ar ne? Bet tai yra vyriška energija ir tai yra 3D mokytojas. Jeigu žinia yra kitos dimensijos moteriška energija, kitos dimensijos mokytoja, tai popiežius yra 3D materijos mokytojas. Galbūt kai kurie iš jūsų nedrįsta tapti mokytojais, nors labai norėtumėt. Bet su šalia esančiais 6 kalavijais, kurie kalba apie tai, kad jūs turėtumėt pasitraukti nuo šito, tai yra jūsų kažkoks įsitikinimas. Tam tikra norma, tai gali būti ir visuomeninė norma. Moterys negali daryti to ir to, vyrai nedaro to ir to. Jeigu darysiu tą ir tą, tai tada kaip atrodysiu, ar ne? Kažkas panašaus. Tai, kas jūs riboja, jūs turit nuo to pasitraukti. Kas riboja konkrečiai? Nes popiežius yra jautis, tai yra sunkiai besikeičianti energija. Tai yra tam tikras normatyvas. Tai gali būti leidimas. Popiežius gali būti leidimas. Kai kuriems iš jūsų jūs turite duoti savo leidimą pajudėti nuo kažko, kas jūs riboja. Kas riboja šitą individą konkrečiai? Kas riboja šitą individą? 7 taurės. Jūs nežinot, kur eiti. Kas riboja šitą individą konkrečiai? Skeptrų tūzas. Kas yra skeptrų tūzas? 9 monetos. Jūs bijot imtis naujos pradžios. Skeptrų tūzas ir yra ta idėja. Tai yra ta idėja, apie kurią mes čia kalbam. Jūs bijot imtis naujos pradžios. Kai kurie iš jūsų bijot tapti nepriklausomi. Kai kurie iš jūsų bijot išeiti iš santykio ir būti vieni. Tai reiškia, popiežius šiuo atveju kalba apie leidimą savo judėti į tam tikrą kažkokią realizaciją kažko, ar ne? Kas yra skeptrų tūzas konkrečiai? Kas tai yra konkrečiai skeptrų tūzas? Fortūnos ratas, kai kuriems tai yra susijęs su jūsų pajamų šaltiniu. 8 skeptrų. Leisti savo išsikraustyti, leisti savo pakeisti gyvenamą vietą. Kai kurie iš jūsų buvote nusprendę, kad
atėjus tam tikram laikui, ar tai kažką įgyvendinus, ar tai užbaigus kažkokį kontraktą, aš čia viską pabaigiau ir aš kraustausi į kažkur tenais. Ir jūs sustabdė. Nauja idėja, nauja pradžia. Kai kurie iš jūsų norit naujo automobilio galbūt, pergyvenat, kad nėra galimybių, bet toks jausmas, kad yra galimybės, jūs turėtumėt apžiūrėti visus variantus. Todėl, kad yra kiti variantai, kurie jums ir leista įgyvendinti. Ok, į kur veda šitos idėjos įgyvendinimas? Į kur veda tas leidimas savo pajudėti nuo savęs suvaržymo? Sakykim taip. Į kur tai veda? 2 skeptrai, nauji horizontai, naujos idėjos. Kalavijų pažas. 6 skeptrai. Taurių karalienė ir 3 skeptrai. Toks jausmas, kad kažką įgyvendinę jūs galėsite pasiekti žmogų, kurį stebit galbūt jau kurį laiką, tyrinėjat kurį laiką. Žmogų, kurio laukėt arba tikėjotės arba norėjot su juo būti. Tai gali būti ir darbinė partnerystė. Buvo skirtas laikas savirefleksijai. Kažkas jums buvo pasakyta, kas buvo tarsi katalizatorius jūsų vidiniam gijimui. Aš matau moterišką energiją, kuri labai aiškiai ir atvirai komunikavo. Ir gali būti, kad kažkokios moteriškos energijos pasitraukimas iš jūsų gyvenimo atvėrė jūsų dūšio žaizdas. Nuolat jaučiuosi paliktas, palikta, nuolat jaučiuosi neįvertintas, nuolat jaučiuosi nepilnas ir taip toliau. Ir aš matau, kad jūs ganėtinai drąsiai nėrėt į tą savirefleksiją, tiesiog išjausti tai, kas vyksta manyje, galų gale stoti akistaton, ar ne, su tuo, kas yra svarbu. Ir investavot savo energiją ir resursus ir galbūt aš matau, kad jūs judat į ten, kur reikia judėti. Jūs judate į šviesią energiją. 8 taurės yra ne tik nusisukimas nuo to, kas jums nebetarnauja, arba nuo to, kas tuščia, ar ne? Daugeliu prasmių, perkeltinė prasme. Galbūt ir ne. Galbūt ne tik perkeltinė prasme, bet tai yra leidimasis į dvasios kelionę. Aš einu ten, kur mėnulis šviečia. Mėnulis yra tai, kas paslėpta, ar ne? Aš leidžiuosi į nežinomybę. Ta nežinomybė jūs veda teisinga kryptim. Ta nežinomybė jūs veda galbūt į šeimos sukūrimą, į labai gražios partnerystės kūrimą, į kažkokį palikimą, į tai, ką visata buvo jumise jau užkodavusi. Okay. Kodėl mes matom šitą žinutę, šitą istoriją? Skeptrų karalius, 2 monetos, 5 skeptrai. Jūs balansuojate konfliktišką energiją. Kas tai per situacija, kuri yra balansuojama? Skeptrų karalienė. 5 taurės. Gali būti, kad moteriška energija jūsų erdvėje esanti moteriška energija, kuri patyrė nusivylimą dėl jūsų priimtų sprendimų arba atliktų veiksmų. Kelia konfliktus. Jos intencija, man atrodo, kad tai yra tiesiog dėl to, kad žmogui skaudu. Jos intencija
7 skeptrai, imperatorius. Ji nenori, kad jūs pasiektumėt savo potencialą. Ji tam priešinasi. Aš nežinau, ar tai yra daroma sąmoningai, ar ne, kad aš matau, kad tas žmogus bus ten toks ir toks. Galbūt tai mama, galbūt tai... Aš labiau tai matau kaip mylimąją, kaip meilužę. Ne ta negatyvia prasme. Ta prasme, aš nematau 3 šalių situacijos. Aš matau tiesiog, kad tai yra žmonės, kurie turi fizinį kontaktą, fizinį santykį. Ir vyriška energija bando subalansuoti konfliktišką energiją, konfliktišką situaciją, todėl kad jo priimami sprendimai arba veiksmai nuvilia moterišką energiją. Ir šioji dėl to, kad yra skaudu, nenori leisti judėti šitam žmogui į priekį. Tai gali būti, kad jinai žino, jog jeigu jūs išeisit iš šitos erdvės, čia yra žema vibracija. Kur šitie 2 žmonės yra žema vibracija. Labai aktyvus šešėlis ir ji galbūt žino, kad jeigu jūs išeisit iš šitos erdvės, iš šitos atmosferos, greičiausiai jūs pakilsit į viršų, todėl kad ji žino jūsų potencialą. Galbūt nežino, galbūt tai yra tiesiog veikimas iš nusivylimų, ar ne, ir nenoras jums judėti toliau. Patarimas jums yra brėžti ribas. Tai gali būti vyriška energija, kuri atneša konfliktą moteriškos energijos link, nes žino, kad jinai yra gedulė ir ją lengva yra paveikti. Ar ne? Ir šitoj vietoje jūs turėtumėt brėžti ribas. Ir ar jūs vyras ar moteris, jūs turėtumėt būti tas imperatoriaus archetipas, kuris labai labai aiškiai saugo savo perimetrą. Todėl, kad imperatorius turi sargybą, ar ne? Jūs turite pastatyti sargybą ties savo perimetru, kad ir ką tai reikštų. Ar ne? Moneturiteris. Ok. Pažiūrėkim čia. Kas yra čia? Šitoj situacijoje. Sužiedotuvės. Jūsų gyvenimas, jūsų meilės sfera kyla į kitą įsipareigojimo lygį. Tai galėtų būti tas vienintelis. Jūs jau sutikote savo romantišką partnerį, kurio ieškote. Ir įdėkit pastangų. Didi meilė yra verta žingsnių, kuriuos jūs norite padaryti. Kviesti savo soulmate'ą. Paleisti savo ex. Kai kurie iš jūsų esat pasimetę, kuris yra tas tikrasis žmogus. Kai žiūri iš šono, atrodo labai paprasta matyti, ar ne, kuris yra kuris. Jeigu tu pyksties ir netrandi kompromiso ir tau niekas nevyksta, tai nėra tas žmogus. Nes kartais žmonės galvoja, kad jeigu aš pykstuosi, tai reiškia rūpi. Ne. Jeigu rūpi, tu ieškosi kompromiso, tu eisi į pokalbį, tu imsies tam tikrų priemonių ir taip toliau. Ok. Sužiedotuvės. 9 monetos. Karieta. Ok, tai gali būti pasiūlyti tekėti, ar ne, pasipiršti.
gali būti, kad jūs esat santykyje, kuris turėtų evoliucionuoti. Ir jūs nenori to daryti. Ir kai kuriems iš jūsų tai yra žinutė, kad išlaikykit savo nepriklausomybę. Jo, okei, tai dabar, tai gali būti, kad vyriška energija bando subalansuoti konfliktišką energiją, nes moteriška pusė patiria gedulą dėl to, kad ji negauna tai, ko nori. Aš suprantu, kad gyvenimas būna visoks, ar ne, santykiai visokie ir žmonės, mes visi labai labai skirtingi. Bet galiu pasakyti vieną. Jeigu žmogus jūs spaudžia, kad kuo greičiau pririšti, tai nėra geras ženklas. Tai yra daroma tam, kad gauti kažką iš to. Tai nėra daroma manifestuoti dar didesnę meilę, parodyti pasauliui savo meilės išraišką ir taip toliau. Todėl, kad tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, piršlybos turi ateiti natūraliai. Turi žmogus pajausti, kad tai yra tas laikas, tai yra tas žmogus, tai yra ta situacija, tai yra tai, kur aš noriu nerti visą galvą, ar ne? Ir dažniausiai vyrai, kažkur girdėjau, kad vyrai dažniausiai po 3-4 mėnesių jau žino, ar tai yra ta. Su vyrams yra viskas daug paprasčiau. Esmė yra ta, kad kartais mes į santykį ateinam ne dėl visai teisingų paskatų. Ar ne, ir patys to net pažįstam savyje. Kad, pavyzdžiui, ateinam dėl saugumo, ateinam dėl finansinio stabilumo, ateinam dėl to žmogaus turimų kontaktų ir galimybių. Einam į santykį dėl to, kad mums labai skauda ir tiesiog reikia artumo. Ta prasme, tai gali būti bet kokios priežastys. Bet jeigu yra kažkas verčiama daryti, piešiamas paveikslas atitinkamai, ir gali būti, kad jisai patiria spaudimą iš kitų žmonių, bando tai subalansuoti, bet jis yra nusisukęs ir laiko kumštį sugniaužęs, tai reiškia, kad tai nėra tarsi yra kišamos nuomonės, kad pasižiūrėk, kaip jai liūdna, jau čia gal laikas būtų ir jeigu tu išeisi arba paliksi, ten, žodžiu, jai bus blogai. Ir okei, o kas yra, tai gali būti jūsų tas vienintelis. Dvi monetos, stiprybė. Ir čia yra korta, kuri šito kaladėje yra papildoma. Gerai, o įdėti pastangų, kas tai? Skeptrų karalius, kvailys. Tai nuo ko reikia pasitraukti šitam žmogui? Skeptrų karaliui. 10 skeptrų, našta. Įsipareigojimai, kuriuos reikia nešti. Pakabintasis, negaliu judėti ir 3 skeptrai manifestuoja. Laukiu, kol ateis mane išgelbėti.
Tai gali būti tas vienintelis. Kas tai? Kas tas vienintelis šitam žmogui? Monetų riteris. Kalavijų tūzas. Žinia. Taurių karalienė. Su tuo žmogumi buvo baigta viskas ir labai skaudžiai. Žiauriai skaudžiai. Aš matau, kad visata bandė siųsti žinutės, bet vyriška energija visiškai nuėjo į logiškumą, racionalumą ir nukirto visą komunikaciją. Ir moteriška energija pasislėpė žinia. Ok, kažkas, kaip sakant, jeigu neklausai savo širdies, tai visata tikrai privers išgirsti, privers pamatyti energiją, natūralų judėjimą. O, iš tos kaladės buvo pasislėpusi korta 5 kalavijai. 5 kalavijai buvo dėžiai pasislėpę. Palaukit, aš noriu paklausti, kodėl buvo paslėpti 5 kalavijai. Imperatorienė, 2 kalavijai. Kažkas nenorėjo matyti imperatorienės. Bokštas. Vakarykščiam, kažkur tarp vakarykščių žinučių buvo imperatorienė su 5 kalavijais. Moteriška energija, kuri nenori leisti kitam matyti. Tas bokštas griūva. Tas bokštas griūva. Kalavijų karalius ir monetų karalienė. Tas bokštas griūva. Tai, kokia iliuzija buvo sukurta, aš nežinau iš kurios pusės. Iliuzijos griūva, labai aiškiai pradeda matytis, kas spaudžia, ką ir ko nori, ko tikisi ir kokiom priemonėm bando prie to prieiti. Aš jaučiu prievartą, jeigu atvirai. Nebūtinai tai yra agresyvi fizinė prievarta, tai gali būti pasyvi prievarta, ar ne? Tai jeigu tu to nedarai, vadinasi, tu manęs nemyli, tai kam aš tau reikalinga, tai tu čia tik manim pasinaudoji, ar ne, ir taip toliau. Dar pasiunčia kokių žmonių iš aplinkos, kurie, tai pasižiūrėk, jau laikas, jau reikėtų, ar ne, tai ko lauki, tai tu padaryk, tau bus tik geriau, tada tu visiems labiau patiksi, jūs būsit nuostabiam santykiai ir taip toliau, bet širdis nori eiti kitur. Ir kai kuriems iš jūsų yra, jūs turite grįžti į pradinį tašką. Kaip čia parašyta? Time for beginner mind. Ar ne, laikas pradėti mokytis, save pažinti, prikelti savo idėjas į gyvenimą, ištraukti savo tiesą. Kas yra tas beginner mind? Ženkit žingsnį. Ženkit likimo žingsnį. Ir kas yra ta idėja? Pasitikėkit visatą. Kodėl tu apsivertęs? Atgimimas garantuotas. Jo, kažkas yra... Kažkas plakasi kažkur, kur nėra atgimimo, nebus prisikėlimo, tai nežydės, tai neaugs. Ir jeigu yra konfliktiška energija, jeigu yra disbalansas, jisai didės. Žinau, kodėl man norėtųsi kažką paimti sukratyti, kas yra šitoj energijoje. Ir laikas yra žengti žingsnius, padaryti tai, kas reikalinga. Gerai, aš manau, kad gana einu gert kavos. Ramybės balanso, tikiuosi, tai buvo naudinga. Ate.